Na ką, sveiki kolegos, sveiki piliečiai vairuotojai, su jumis ir vėl Sigis iš Londono, blemba iš Lietuvos, koks Londonas, vienu žodžiu, važiuojam per Jonavėlę, iš Utenos, į Kauną važiuojam, šiandien turėsime bandomąjį važiavimą. Duoda pasibandyti prieš norint darbintis, kad žinotum, ar tau darbas tinka ar patinka, ar tu darbui patinki, ar tu jam nepatinki. Tai va, hebrūnė, bandysim, bet ką aš jums galiu pasakyti, aš jums pasakyti galiu, biškį nusivyliau. Prieš išvažiuodamas turėjau, atrodo, taip nemažai visokiausių, kaip ir tokių kaip pasiūlymų, kaip ir nusimatymų tokių, skambinausi dar iš Londono būdamas, kaip ir daug buvo valio, ura, ateik. O kai atvažiavau ir pradėjau strigti. Karočiui, jūs man atleiskit, nes miegojau 2,5 valandos. 2 valandą reikėjo išvažiuoti iš Utenos, nes Kaune turi būti 4:30. Tai va, hebra, tokie reikalai, kad teorija skiriasi nuo praktikos. Atrodė, turiu daug pasirinkimo, bet iš tikro pasirinkimas atvažiavus į Lietuvą smarkiai krito. Dabar kol kas realiai turiu, bent jau aš įsivaizduoju 3 variantus. Aišku, ten dar daug kur neskambinau, bet ir nenoriu baisiai daug skambinti kažkur, kur labai neaiškios, ten visokie anonimus ten koks nors Petras iš kažkur, tai Antanas iš dar kažkur, Marytė iš vis blemba Balbieriškio, vienu žodžiu. Tai va, gerai, išvažiuoju iš Jonavos, susitiksim Kaune. Sakiau, susitiksim Kaune, bet dar susitinkam Karmėlavoj biškį. Pravažiuojam savo mylimą Kauno oro uostą, kur visą laiką skraidžiau Anglija, Lietuva. Nors man Vilnius kaip ir arčiau, kažkiam vaikelį darosi tau. Nors man Vilnius ir arčiau iš Utenos, bet labiau mėgstu skraidyti į Kauną. Bet tai čia priklausydavo nuo kainų. Nes su Kaunu dabar iš Utena Kaunas susisiekimas labai smarkiai suprastėjęs per paskutinius kelias metus. Visiškai tragiškas pasidarė praktiškai ir teoriškai. Vilnius dar Vilnius. Tai va, ką, tuoj būsiu Kaune. Reikia skambinti savo kuratoriui, instruktoriui ar kaip čia gidui, kuris mane supažindins su darbu, pavežios mane. Tai va, biškį per anksti atvažiuoju, bet geriau anksčiau negu vėliau, kaip sakoma. Tai grasa, cepelinai! Big cepelinas, huge cepelinas. Ką, išvažiuojam iš Karmėlavos. Pertrauka vėl. Susimatysim Kaune, kaip ir sakiau. Tai va, pratęsiant temą apie tai, kad jo, biškį nusivyliau grįžęs. Tai jo, iš tikro turėjau daug pokalbių prieš grįždamas į Lietuvą, ir čia visi, oi grįši, skambink, tik tai dokumentus, ten kiti susitvarkysi, skambink, tararararara. Paskui vieni dingo, čia Švedija tokia buvo nusimatęs, nebematau skelbimų jokių, nieks nebesiskelbė, kaip paskambinau iš Lietuvos, pradėjo mykt, kad čia kažką dabar turim, gal neturim, ten turim vieną, bet ten blogos sąlygos, nenorim šių žmonių. Toks, stumbras. Welcome to Kaunas. Sveikas atvykęs.
Tai va, tada kelios firmos pasakė, kad trūksta patirties. Sakysim, kelios firmos pasakė, kad netinka angliški dokumentai. Dėl 95 kodo iš tikro žinojau, kad turėsiu problemų, nors ten buvo visokių. Vieni sakė, kad galima, kiti sakė negalima, bet kiek ir pasakoju anksčiau iš video, skambinėjausi, Anglija dabar pripažįstama kaip trečia šalis ir iš jos negalioja tie. Nu tai gerai. Va ką tik tai šią savaitę įsilaikiau 95 kodą lietuvišką, tai jau tą turiu. Taip, kad dėl teisių ir tachografo kartelė iš vis ne problema, praktiškai su ją galima važinėti, pas mane dar pakankamai šviežias, dar daugiau kaip 4 metus turiu. Teisės vėl, kiekviena firma žiūri kitaip, kaip ir sakiau, sakysim, Bleira, Senukai, Girteka, dar kelios mažesnės firmos, su kuriuom kalbėjau, jiem nesvarbu, jie kaip sako, gerai, važinėt, pusę metų tu gali su jie, mes kaip ir nieko prieš neturim. Tai suprantat, tai va tokie bairiukai. Taip, kad kaip viskas ir tvarkoja. 95 kodas įsilaikytas, dabar irgi viskas tvarkoja. O dabar komentatoriam, kurie čia man ir komentavo ir ginčiasi, hebra, pasakysiu taip, dabar dėl teisių keitimo, dėl tų 185 dienų. Vakar buvau regitroje, išsiėmiau už darbo biržos, kadangi prisiregistrau darbo biržą, išsiėmiau už darbo biržos pažymą, kad esu registruotas, nuvariau į regitrą, sakau taip ir taip, girdėjau tokius pletkus, kad su darbo biržos pažyma galima įsimti teisės anksčiau negu 185 dienos, tai yra pusmetis, ne? Sako taip, parodyk pažymą. Parodžiau pažymą, parodžiau teisės. Sako, viskas gerai. Tik tai sako, tau reikia teisių vertimo. Baliamba. Ir ką ten verst? Kad C lygu C ir CA lygu CA? Jokas paėmė taip, nu, sako tokios taisyklės. Nu, gerai. Ir reikia, aišku, lietuviškos medicinės pažymos, kurios aš neturiu. Tai va, tai vertimą vakar pasidariau, 15 eurų, sumokėjau vertimo biurui. Ir dabar belieka praeiti medicininę apžiūrą ir aš galiu keistis teisės į lietuviškas iš karto, vos 2 savaitės prabuvęs Lietuvoje. Taip kad daug girdėjau ginčių dėl teisių keitimo, vieni sakė galima, kiti sakė negalima, man čia visai pasakojo, bet dabar vakar pats įsitikinau, kad pasirodo galima. Turint darbo biržos pažymą, turint lietuvišką vairuotojo sveikatos pažymėjimą, vertimą teisių angliškų šiuo atžvilgiu. Sakė, jeigu būtų europietiškos nereiktų, bet kadangi angliškos reikia. Tai va, taip, kad visas tas dalykas galima ir manau, kad praeisiu medicininę ir turėsiu lietuviškas teisės. Tai va, gerai. Tuoj privažiuosiu Garažų gatvę ir reiks skambinti instruktoriui, gidui. Na ką, atvažiavom. Lauksim kažko, tai va, mašina viena išvažiuoja. Gal mano instruktorius, ne, gal reikia skambinti. Gerai. Na ką, reikia dar kartą pasisveikinti, parodyti savo marmūzę. Tai va, atvažiavau, skambint reiks, kiek čia 403, biškį gal per anksti. Skambint reiks savo instruktoriui ir žiūrėsim, ką turėsim šiandien. Tai va, kaip brūtė. Įdomu pažiūrėti, kaip sakyt, iš vidaus, kaip atrodo darbas Lietuvoje. Kaip nežinau nieko apskritai, kur važiuosiu, kiek laiko čia būsiu, aš tenai pusdienos ar visą pamainą. Jokios konkrečios info dar neturiu. Tai vairuotojas gal paaiškins. Tai va, kaip ir sakiau, kalbėjau, Utenoje sutikau kaip tik tai vairuotoją, naujokas pradėjęs dirbti, tai, sakė, patenkintas šiaip darbo. Tai va, matysim. Dar grasinuosi vis dėlto, nors ir daug girdėjau negerų atsiliepimų, bet gal vis dėlto teks dar kartą aukotis, kaip ir sakiau ankstesniuose videose, kaip ir jūs komentaruose man minėjot.
kad turėsiu labai smarkiai nuleist kartelę. Spėju, kad reiks leisti smarkiai ir gal net, nežinau, gal net į girteką galvoju skambinti, ten bent jau girdėjau, geri apmokinimai vyksta, moka jie nelabai ten super, spaudimas, kiek girdėjau, labai didelis, bet transporto parkas naujas. Ko aš nenorėjau važinėti po visą Europą, kažkaip labiau norėjau Skandinavijos galbūt, nors žiemos Skandinavijoje nelabai manęs vilioja, bet bent jau dėl ramumos. Bet nežinau, kaip čia man išeis, kol kas nieko Skandinavijoje nerandu, Švedijoje, sakysim. Yra tų Facebook'e pilna tų skelbimų, ten kažkokie skelbėsi, nežinau, kaip sakiau, Petras Antanas Marytė anonimas. Tenai nesuprasi, tie pasiskelbė, dingsta kaip ir su tais, kur jau buvau nusimatęs, jau sakiau, jau vsio, važiuosiu ir taip toliau, bet kažkur dingo, ja? Tai va, nebėra, jau kelintą savaitę nėra nei vieno jų skelbimo. RS Nordway ir dar kažkoks ten DM Team atrodo. Bet tuo pačiu numeriu. Abu skelbimai, tipo 2 firmos tuo pačiu numeriu. Tai va, žiūrėsim. Žiūrėsim ir susimatysim po šios dienos pavažinėjimo. Papasakosiu patirtį savo. Tai va, laikykitės, chebra. Visiems gero kelio, kas šiandien važiuoja, kas ilsisi, gero poilsio ir susimatysim vėliau. Vakare matysim. Iki. Na ką, sveiki piliečiai dar kartą. Grįžau iš vakar dienos pasivažinėjimo bandomojo. Grįžau. Nieko, nu visai fainas darbas, netoks nuobodus, gal kaip sakyti, netoks paprastas kaip Amazon, bet daugiau tokio darbo, aišku, tentas ne kietašonė, atitraukinėjimai, užtraukinėjimai, ryšimų beveik kaip ir nėra, daugiau mažiau, važinėjimas po Lietuvą. Vakar buvau Šilutėj, turėjau į Klaipėdą turėjom važiuoti, bet atšaukė tai po Kauną. Kauną pasimalkėjom tenai, ten jie vadina surinkimas. Važiuoja vieną sandėlį biškį pakrauna, kitą važiuoja biškį pakrauna, trečią važiuoja pakrauna, numetė priekavą, pasiėmė vėl tuščią, vėl važiuoja vieną sandėlį pakrauna, kitą pakrauna. Toks gana, kaip sakyti, ne tai kad intensyvus, bet toks dinaminis darbas, vienu žodžiu, nėra kažkokio tai, kad tik nuvažiavai, lauki ten kelias valandas. Būna, irgi reikia palaukti, kol iškraus galbūt tenai. Bet nebuvo didelių laukimų. Taip kad, jo, kas dėl darbo, kitaip nei tenai, daugiau tokio judėjimo, daugiau tų tentų. Bet iš kitos pusės gal ir geriau, biški, ne tiek, kaip sakyti, ne vien tas sėdėjimas biški, tas kojas pramankštinė. Rankas pramankštinė ir taip toliau. Technika tvarkinga, jis ten gavęs naują, ten kur važiavau, naujas manas praeitų metų. Tai labai gerai, ten manai mersai, kiek mačiau, yra manai ir mersai, tai va. Nu reikia pasimokinti, reikia priprast, nes nėra kaip Amazonė jau tu, žinot. Atvažiavai, aišku viskas, rampa, tau pasakė rampa, prisipirkavai ir viskas. Ten tokia daugiau chaoso, parduotuvės, kaip įvažiuoti į tą parduotuvę pačiam reikia žiūrėti, spręsti, iš kurios pusės, kaip geriau privažiuoti, kaip geriau prisiparkuoti, paskui kaip geriau išvažiuoti. Ir vienas dalykas, aš tai net įsigandau kelis kartus iš tikro, baliamba, sandėliuose, kaip tenai, kas ten darosi. Tame prasme, saugumo atžvilgių, tai aš neįsivaizduoju Anglijai tokių dalykų. Ten važiuoja, nieks nieko nelaukia, ten tie pakrovėjai, fūros važiuoja, lenda, kiekvienas vienam po ratu. O Jėzu, man ten buvo kosmosas. Košmaras kažkoks, ten atrodo, ten ta fūra suvažinės, tą pakrovėją, tas pakrovėjas nelaukia, fūra ten parkuojasi, lenda pro jį. Man tai bum! Nu jo, galvoju, čia, va, kur priprast reikia, tai čia. Sakysim, kai Anglijoje tie, pas vairuotojus yra, sakysim, ir tie yard maršalai, vienas dalykas reguliuoja Amazonės sandėliuose, kitas dalykas,
Nu, žmonės laukia, kol kažkas pabaigs kažkokį tai manevrą. Ar tai prisiparkuos, ar tai pravažiuos. O čia... aš keliuosi vietose net įsigandau, galvoju, ten tą pakrovėją nuneš fūrą, karočią ten. Neduoda, nei tau pabaigti parkuotis, nei, vienu žodžiu toks. Mano akim žiūrint, tai ką aš dirbau, tai yra didžiulis chaosas. Kaip prie to pripras neįsivaizduoju, bet kažkaip reikės, nes apsisprendžiau kaip ir eiti dirbti. Jo, bet tas mane, sakysim, lengvai šokiravo. Tai va, hevrulė. Tokie mano pastebėjimai, tokie pirmi įspūdžiai. Dabar dar tenai rašiau komentaruose dėl teisių keitimo, tai taip, patvirtinu, kas ginčiasi, kas man sakė, kad galima, vieni sakė negalima, įstatymiškai jo, kad negalima, turi 185 dienas atsėdėti, su darbo biržos pažyma galima. Galima ir dabar važiuoju darbo į tą regitrą, nes šiandien nuėjau, per pusvalandį pasidariau medicininę pažymą, reikia vertimo vairuotojo pažymėjimui, ten, man šitas biškį nustebino, ką ten verst, nelabai supratau, bet nuvažiavau vertimo biurą, 15 eurų išvertė mano tas teisės, su antspaudais, atspausdino ten per 40 minučių, man tą padarė vertimą. Tenoj viskas greitai vyksta, iš tikrųjų, ne Vilnius, ne Kaunas, turbūt reiktų važinėti, gal atstumus didesnės. Čia viskas, kaip sakyti, šitam kaime viskas rukoj padaryti. Tai va, taip kad dabar važiuoju į regitrą, turiu medicininę pažymą, turiu vertimą teisių, praktiškai viskas, man daugiau nieko nereikia, turėčiau pasikeisti teisės, yra keli variantai. Tai va, per dieną ten virš 50 eurų, per 3 dienas, man rodos, virš 30 eurų, ar kažkas tam panašiai, dabar tiksliai pamenu to kainų. Bet jo, greičiausiai sakysiu, kad keistų per dieną man, tiek to ten tie pinigai uždirbami jie yra. Tai va tokia mano patirtis. Važinėjimas, aišku, ne Anglijos greitkeliai, kai tenai pagrindė greitkeliais važiuoja, čia ir tai, kaip sakyti, kaimo, kai vadinami keliai, ir ten rajoniniai keliai, gal tiksliau pavadint. Iš tikro, miesteliuose, kai važiavau tą Šilalę, ten kitus miestelius, jo, žydeliai tai labai maži, fūrom ten tikrai yra kas veikti. Ne Anglija, nors ir Anglija yra tų mini žydelių, mažų žydelių tokių. Tai va, tai žiūrėsim. Turbūt tiek šitam video, kokia mano buvo patirtis bandomų važiavimų po Kauną ir aplink Kauną, Klaipėdos pusę. Kaip ir sakiau, nustebino chaosas logistikos centruose, sandėliuose, taip kad žiūrėsim. Gerai, kol kas visiems, geros dienos.